Sveiki, apžvelgiame savaitę Lietuvos Respublikos Seime, šį kartą matysite. Seimo savaitėje. Europos diena ir Lietuvos narystės Europos Sąjungoje 20-metis Seime apsilankiusi Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen Lietuvos 20-metį vadina sėkmės istorija, o mūsų parama Ukrainai pavyzdžių Europai ir įkvėpimu europiečiams. Seimas pritarė, medikai galės atsisakyti teikti sveikatos priežiūros paslaugas agresyviai besielgiantiems pacientams. Priimtos alkoholio kontrolės įstatymo pataisos leis mugėse, parodose ir masiniuose renginiuose prekiauti iki 15 laipsnių stiprumo alkoholiniais gėrimais. Liepos 1-ąją įsigalios Seimo priimtos įstatymo pataisos, kurios svarbios buvusių politinių kalinių ir tremtinių vaikams. Suomija visada buvo artima mūsų partnerė, ryšiai dar labiau sustiprėjo pernai jai tapus NATO nare. Tai pabrėžiama Seime viešint Suomijos parlamento Eduskundos pirmininkui Jussiui Halla-aho. Spaudos atgavimo kalbos ir knygos dieną paskelbti kalbos premijos laureatai. Demokratijos žinių konkurso finale sėkmė šypsojosi moksleiviui iš Kauno Jono Jablonskio gimnazijos. Seime paminėta Europos diena ir Lietuvos narystės Europos Sąjungoje 20-metis. Ta proga Lietuvos parlamente viešėjo Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen, kiti garbingi svečiai. Minėjimo akimirkos reportaže. Garbė švęsti šią ypatingą dieną čia Lietuvos demokratijos namuose. Taip Seimą vadina garbinga viešnia Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen primena. Tai vieta, kurioje Lietuva pasakė ne okupacijai, kurioje atkūrė savo nepriklausomybę. Iš čia savo tautą sugrąžino į Europos centrą ir euroatlantinį saugumą. Tai išminties ir vizijos namai. Tai taip pat vieta, kurioje Lietuvos gyventojai pasipriešino ir vieningai stojo ginti laisvės 1991 m. sausio 13 naktį. Praėjus vos daugiau nei 10-mečiui, žmonės ir vėl buvo šalies permainų priešaky, daugiau kaip 90% lietuvių balsavo už stojimą į Europos Sąjungą. That choice has transformed not only your country, but all of Europe. Šis pasirinkimas pakeitė ne tik jūsų šalį, bet ir visą Europą, nes jums įstojus į Europos Sąjungą, mūsų sąjunga grįžo prie savo šaknų. Dėl jūsų pasipriešinimo istorijos Lietuvos tauta tapo unikali savo meilę laisvei, parama kitoms laisvę branginančioms tautoms ir nepakantumu bet kokios formos prievartai. Unique in your aversion to any form of coercion. And since you joined, you reminded us. Nuo to laiko, kai įstojote, priminėte mums, kas visada buvo Europos projektas. Tai mūsų žemyno kelias į laisvę, tai jaunų ir senų demokratijos šalių stiprėjimo kartu istorija. Taigi Europos diena yra skirta jums. Pasak Europos komisijos pirmininkės, Lietuvos 20-metis Europos Sąjungoje yra puiki sėkmės istorija. Čia novatorių ir verslininkų šalis, lietuvių talentas dabar pripažįstamas visame žemyne, startuoliai užkariavo Europos rinkas, sostinė Vilnius, augantis technologijų centras, lietuvių menas nuo literatūros iki operos užima svarbią vietą visoje Europoje. Jūsų bendrasis vidaus produktas padidėjo nuo 50% ES vidurkio iki beveik 90%. Lietuva augo sparčiau nei bet kuri kita nauja mūsų sąjungos narė. Išnaudojote visas bendrosios rinkos teikiamas galimybės. Tačiau taip pat parodėte, kad Europa jums yra daugiau nei ekonominė erdvė. Tai šeima, kuri kartu keliauja laisvės link.
Pasak viešnios, Lietuva nuolat rodė solidarumą su likusia Europos dalimi, tvirtai remia Ukrainos suverenitetą ir nepriklausomybę, atvėrė savo namus tūkstančiams pabėgėlių, proporcingai bendrajam vidaus produktui, Lietuva yra viena didžiausių paramos Ukrainai teikėjų visame pasaulyje. Minėjime Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen pabrėžia pasisakanti už Lietuvą stiprioje Europos Sąjungoje, kuri savo pagrindinės vertybės ne tik deklaruoja, bet geba apginti. Šiandien Europai kaip niekad anksčiau reikia stiprių, progresyvių, proeuropietiškų balsų. Kviečiu tokiais būti mus visus. Su Lietuvos narystės Europos Sąjungoje jubiliejumi, su Europos diena už Ukrainą Europoje. Vaizdo įrašų į minėjimo dalyvius kreipdamasis buvęs Europos komisijos pirmininkas Romanas Prodis prisimena 2004-uosius, tuo metu buvo didi diena. Naujoji Europa buvo sėkmės istorija. Kalbant iš ekonominės pusės, puikiai konvergencija žmonių bendruomenė, kuri pasirodė esanti stipresnė negu manėme. Europos reikalų komiteto pirmininkė Radvilė Morkūnaitė Mikulėnienė kviečia atidaryti kitą derybinį periodą Ukrainai ir Moldovai jau šį birželį, o žvelgdama į ES istoriją, sako matanti, jog esame pertvarkų lange. Mums tikrai reikia greitesnių ir efektyvesnių sprendimų, ypač dėl užsienio politikos, gynybos, plėtros, sankcijų Rusijai ir kad jos nebūtų apeidinėjamos. Ko gero verta aptarti ir gilesnį integraciją ir į kol kas mažiau reguliuojamas sritis. Už laisvę ir apsisprendimą buvo mūsų seneliai ir proseneliai, nes kiekviena Lietuvos karta grūmėsi su agresoriumi, už teisę būti. Kaip sakė Vytautas Landsbergis, narystė NATO – gyvenimas, narystė Europos Sąjungoje – geresnis gyvenimas. Ukrainos aukščiausiosios rados integracijos į Europos Sąjungą komiteto pirmininkė Ivana Klimpuš-Cindzadze teigia, Lietuva per 20 metų Europos Sąjungoje rodė, kad ne tik remiasi europinėmis vertybėmis, bet ir vertina jas. Ukraina mato Lietuvą kaip lyderius, kurie nebijo pasipriešinti blogiui. New celebrations of European Days, of Europe Days. Tikiu, kad kitas Europos dienas galėsime švęsti su daugiau valstybių ir užtikrinsime, kad toliau sėkmingai vystysime Europos projektą. Tikiuosi, kad Lietuvos vytis ir Ukrainos herbas visada bus kartu ir jų bendra jėga prisidės prie Europos Sąjungos pasiekimų. Europos parlamento nario pirmojo Seimo Europos reikalų komiteto pirmininko Andriaus Kubiliaus įsitikinimu, mes galime ir privalome daryti įtaką Europos Sąjungos politikoje, ypač mūsų regionui svarbių sprendimų atžvilgių. Buvęs Europos reikalų komiteto pirmininkas 2001-2004 metais Vytenis Andriukaitis ragina laikas pasakyti, nesame naujokai ir esą jau nebegali būti dalomųjų linijų tarp senųjų ir naujųjų narių. Europos parlamento narys, buvęs vyriausiasis euroderybininkas Petras Auštrevičius pastebi, be ekonominių pasiekimų svarbu, kad Lietuva išlaikė demokratijos egzaminą, bei perspėja, ir dabar esame išbandomi kenkėjiškos ir pavojingos dezinformacijos ir propagandos ateinančios iš rytų, todėl privalome atsilaikyti. O 2004 metų gegužės 1 dieną gimusi Milda Bartašytė, Lietuvos narystė Europos Sąjungoje, sako matanti kaip laisvę gyventi taip, kaip norime, laisvę patiems rašyti savo istoriją, ne tik keliauti ir pažinti, bet ir saugiai gyventi savo šalyje. Visa teise Europos Sąjungos nare Lietuva tapo 2004 metų gegužės 1 dieną. Gydytojai ir kiti sveikatos priežiūros specialistai galės nutraukti, atsisakyti teikti sveikatos priežiūros paslaugas, jei tai gali sukelti realų pavojų ne tik šių sveikatos priežiūros specialistų gyvybei, bet ir sveikatai. Priimtos įstatymų pataisos numato, kad paslaugos pacientui nebus teikiamos, jei jis nederamu ir nepagarbiu elgesiu žemins medikų garbę ir orumą.
Kasmet užregistruojama apie 100 smurto atvejų prieš medikus, tačiau realiai, anot įstatymo pataisas palaikančiųjų, psichologinį ir neretai fizinį smurtą, greitosios medicinos pagalbos, gydytojai, paramedikai, šeimos gydytojai, ambulatorinės paslaugas teikiantys sveikatos specialistai patiria gerokai dažniau. Agresyvūs būna ne tik pacientai, bet ir jų artimieji. Man pačiam teko gal 8 metus dirbti greitoji pagalbai ir susidurti ne vieną kartą su labai agresyviu žmogumi, ligoniu ir visais atvejais puldavau teikti tą pagalbą, bet matėt, žiniasklaidoje buvo ne vienas atvejis, kada žmogus netgi žuvo, nukentėjo. Tai dabar išties priimam labai reikalingą įstatymą, jeigu pacientas agresyvus ir kelia pavojų medikų gyvybė ir sveikatai, jeigu tai nebūtinoji pagalba, bus galima, kol jisai bus apramintas ar nurims, neteikti pagalbą. Skubėje medicinos pagalbą teikiančioms tarnyboms taip pat bus leista naudoti vaizdo kameras. Įstatymo pataisos numato, kad pacientų ir medikų saugumui užtikrinti sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka galės būti atliekamas vaizdo ir garso stebėjimas bei įrašymas. Naujasis reglamentavimas įsigalios 2025 m. sausio 1 dieną. Liepos 1 įsigalios įstatymo pataisos, kurios svarbios represavimo vietose likusių gyventi buvusių politinių kalinių ir tremtinių vaikams. Įstatymo pakeitimų iniciatorių teigimu, tai būtų įgyvendintas istorinis teisingumas, sumažėtų teismui ir tremtiniams našta įrodinėti aplinkybės teismuose. Pataisų iniciatoriai akcentuoja, pagal iki šiol galiojusius teisės aktus dalis tremtinių vaikų, o tai apie 400 asmenų, nors ir gimė tremtyje, bet negalėjo įgyti tremtiniams prilygintų asmenų statuso, vien dėl to, kad tėvai tuo metu jau buvo reabilituoti. Seimo narė Angelė Jakavonytė pateikia konkretų pavyzdį. Tremtinių šeimoje gimusioms 3 dukroms suteiktas toks statusas, nes gimė tėvų tremties laikotarpiu, o 4-ajai ne, esą nėra teisinio pagrindo, nes tėvai jau buvo reabilituoti. Reabilitacija tokia buvo, kad reabilituodavo, bet sugrįžti į Lietuvą jie negalėjo, nes jie nebuvo įdarbinami, jiems nebuvo galimybės prisiregistruoti. Ir jau tik 1963 metais, gruodžio 26 dieną, sovietai išleido įsaką, kuriame buvo įrašyta, kad buržuaziniai nacionalistai gali grįžti į savo gyvenamas vietas, bet ir tai tik suderinus su vietos valdžia. O kaip žinote, vietos valdžia irgi buvo komunistai, tai jie tik ir galėjo, bet jau vis tiek buvo atšilimas tok ir nuo 64 metų jau tremtiniai po truputėlį pradėjo sugrįžti į Lietuvą. Dabar įstatymas numato, kad tremtyje gimę asmenys iki 1963 metų gruodžio 31 dienos galės įgyti tremtiniams prilygintų asmenų statusą ir nuo Liepos 1 dienos įsigaliojus šiam įstatymui jie galės gauti ir tą tremtinio pensiją. Dar buvo patikslintas B punktis, kad gimę asmenys 1965 metais ir vėliau, kurie galės pateikti pagrindžiančius dokumentus, kad jų tėvai negalėjo grįžti į Lietuvą dėl to, kad nebuvo registruojami, kad neturėjo kur gyventi, tai jie galės, jeigu turės tokius dokumentus, tai irgi galės gauti statusą, bet tėvai negalėjo būti sugrįžti per 6 metus į Lietuvą kaip nuolatiniam gyvenimui. Ir jeigu tokių dokumentų jie neturės, tai asmenys gimę nuo 1965 metų sausio 1 dienos galės dar kaip juridinį faktą nusistatyti bendrosios kompetencijos teisme. Tai manau tikrai bus atstatytas žmonių teisingumas, nes jau tie asmenys, kurie liko jau vėsniam laikui, neparvažiavo, tai manau jie buvo apsisprendę. Asmenys gali kreiptis į Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centrą. Anot Seimo narės, net jeigu prašymas prieš tai buvo nepatenkintas, dabar jau Seimui priėmus įstatymo pataisas reikėtų kreiptis pakartotinai. Angelė Jakavonytė taip pat siūlo naują iniciatyvą – įstatymų numatyti, kad nuo sovietų okupacijos nukentėjusiems asmenims kartą per metus būtų finansuojama reabilitacija. Nekartą jau svarstėme ir Seime dariau iniciatyvinės grupės, kad būtų tiems žmonėms neatlygintinai suteikta reabilitacija. Nes dabar jie tarsi ir gauna
per tam tikras ligas reabilitaciją, bet už gyvenimą ir maitinimą turi susimokėti patys. O jie tikrai neišgali, nes jų pensijos tų žmonių yra be galo mažos. Nes jie parvažiavę čia negaudavo gerų darbų, jie tiesiog prisiregistruodavo ir kažkur gaudavo kažkokias, kaip ir miškų ūkį ar kažkur dirbdavo, tai labai buvo atlyginimai labai maži. Ir tie žmonės savo negali to kaip sakyti, leisti. Kreipėmės į vyriausybę, kad kažkaip pagelbėti tiem žmonėm, nes tikrai jie patyrė nežmoniškas kančias, ką dabar mes matome, ką patiria žmonės Ukrainoje. Asmenų, kuriems būtent ši įstatymo pataisa galėtų būti aktuali šiuo metu, anot Seimo narės priskaičiuojama apie 18 000. Jie garbaus amžiaus, dalis perkopia 90 metų. Seimas priėmė alkoholio kontrolės įstatymų pataisas, tarp kurių ir dėl alkoholio prekybos mugėse, parodose ir masiniuose renginiuose. Pakeitimais siekiama sudaryti palankesnės konkurencinės sąlygas skirtingus alkoholinius gėrimus gaminantiems, importuojantiems ir parduodantiems ūkio subjektams. Mugėse, parodose ir masiniuose renginiuose bus leidžiama prekiauti iki 15 laipsnių stiprumo alkoholiniais gėrimais. Iki 8,5% stiprumo alumi ir sidru ir iki 15% kitais alkoholiniais gėrimais. Iki šiol leidimas buvo tik natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais iki 7,5%, parodose iki 13%, taigi nebuvo leidimo prekybai silpnais alkoholiniais kokteiliais, vynu, midumi ar likeriu. Kas yra patikslinama ir kam šitas dalykas yra reikalingas, tam, kad kai kurie alkoholiniai gėrimai, kurie pavyzdžiui yra natūralios fermentacijos, jie būtų galimi pardavinėti tose pačiose mugėse. Tai reiškia, kad ne tas sidras iš bambalių visiškai nudažytas ir chemijos atskiestas, o natūralios fermentacijos produktas, ar tai būtų vynas, ar tai būtų sidras, ar kitas gėrimas iki 15 laipsnių stiprumo, galėtų būti pardavinėjamas mugėse. Šio įstatymo pakeitimu patikslinamos licencijų verstis mažmeninė prekyba alkoholiniais gėrimais rūšys, atsisakoma perteklinio kiekio vienkartinių licencijų rūšių, licencijų kiekio sumažinimas neš daugiau aiškumo bei sumažins biurokratinę naštą. Nors palaikantieji pakeitimus pabrėžė, mažesniais draudimais galima pasiekti daug gerų rezultatų, tačiau Seimo nariai pasisakę prieš, įsitikinę, kad alkoholio prekybos ir reklamos palengvinimams Lietuvoje dar nelaikas. Ar jau išsprendėm su alkoholio vartojimu susijusias problemas ir nebėra poreikio jas spręsti? Gal taip yra, gal viskas pas mus jau gerai ir galim sakyti, kad sukam atgal. Kitas klausimas turėtų būti, kaip šitos pataisos įgyvendina pagrindinį alkoholio kontrolės įstatymo tikslas, kuris yra įrašytas pačiame įstatyme, tai yra mažinti bendrąjį alkoholinių gėrimų suvartojimą. Dabar esame vertinami, kaip priėmė pažangų reguliavimą. Aš jau nekalbu apie tai, kad per tą laikotarpį sveikatos rodikliai keitėsi ir susirgymų, kurie siejami paprastai su alkoholizmo skaičiai reikšmingai mažėjo. Tai dabar retoriškai matyt reikėtų savęs paklausti, ar didindami, tarkime, parduodamo mugėse ar kituose renginiuose alkoholio koncentratą, mes negrįžtame į tą buvusią posovietinę erdvę. Gal kas nors pasigėdot bendruomenį renginiuose, gegužinėse, šokiuose vasaros metu priekyje pijoko kelių, nes paprastai, kai buvo galima vartoti vyną, degtinę, priekyje visada šokdavo 2, 3, reiškia, ar 4 poros visiškai prasigėrusių asmenų. Ir kada leidžiam tik tai alų, šito dalykų jau nebėra. Kam šitie dalykai reikalingi? Noriu priminti, kad Sveikatos reikalų komitetas iš esmės vienbalsiai pritarė, kad šito pataisų dar nereikia. Aš manau, kad sudarimas galimybės pristatyti produkciją Lietuvos gamintojams iš vietinės žaliavos, tie gamintojai, kurie turi ir tautinio paveldo sertifikatus ir gamina tikrai aukštos kokybės produkciją, turim sudaryti galimybę. Nekalbėkim apie jaunas šeimas, kurios darys verslą, bet šitos jaunos šeimos sugriaus kitas šeimas. Nes mes prisimenam, kokia situacija buvo, kai alkoholis liejosi laisvai.
Manau, ne vienas buvote vakarų valstybėse, dalyvaujate parodose, mūgėse, tuose pačiuose turguose Vokietijoje, kur skanaujamas geras, kokybiškas gėrimas, vynas, tiek iš vynogių, tiek iš kitų vaisių ir uogų. Ir tie, kas nori prisilakti, visą laiką ras galimybės. Tie, kas mėgsta skanauti, degustuoti, žinoma, irgi gali prisidegustuoti, bet nebūtinai. Balsavo 95 už 59, prieš 25 susilaikė 11, įstatymas priimtas. Pagal priimtas įstatymo pataisas, alkoholio reklama nebus laikoma interneto platformose, pavyzdžiui, Bolt Food ar Wolt skelbiama su alkoholiu susijusi informacija. Bus leidžiama informacija apie maisto ir alkoholinių gėrimų derinimo rinkinius, įmonių gautus apdovanojimus, gėrimų gamybos technologijas, tradicijas. Taip pat bus leidžiama organizuoti degustacijas alkoholio gamybos patalpose. Seime viešėjo Suomijos parlamento Eduskuntos pirmininkas Jussis Halla-aho. Seimo pirmininkės teigimu, Suomija visada buvo artima mūsų partnerė. Ryšiai dar labiau sustiprėjo pernai, jai tapus NATO nare. Todėl, pasak parlamento vadovės, Lietuva skatina dvišalį ir regioninį bendradarbiavimą, ypač tokiose gyvybiškai svarbiose srityse kaip saugumas, įskaitant energetinį, gynybą ir atsparumas. Stiprindami Baltijos ir Šiaurės šalių ryšius stipriname kolektyvinės gynybos pajėgumą, ugdome strateginę vienybę ir veiksmingai kovojame su grėsmėmis, kurios peržengia valstybių sienas. Pasak Seimo pirmininkės Viktorijos Čmilytės Nilsen, Suomijos ir Švedijos narystė NATO suteikė papildomą postumį Šiaurės ir Baltijos šalių aštuonetui, vadinamam NB8, o tai gali pasitarnauti stiprinant ir kitus šalių bendradarbiavimo formatus regiono saugumui. Todėl pirmininkė pakvietė Suomiją prisijungti įgyvendinant rotacinį Baltijos šalių oro gynybos modelį. Tad ATET susitikime pabrėžta, kad Ukrainos pergalė turi būti visiems svarbiausia, o ją pasiekti galima tik suteikus reikiamą karinę paramą. Politiniai prioritetai – kuo anksčiau pradėti derybą su Ukraina dėl narystės Europos Sąjungoje, o NATO viršūnių susitikime Vašingtone tvirti ir konkretūs žingsniai dėl Ukrainos narystės NATO. Suomijos Eduskuntos pirmininkas į Lietuvą atvyko Seimo pirmininkės kvietimu. Spaudos atgavimo kalbos ir knygos dieną Seime paskelbti kalbos premijos laureatai. Seimo lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisija žodžio laisvės gynėjos labdaros organizatorės Felicijos Bortkevičienės atminimą įamžinančią kalbos premiją kasmet skiria už reikšmingą, net lygintinai atliekamą lituanistinę veiklą. Šių metų kalbos premijos laureatė Vilniaus universiteto docentė daktarė Audronė Kučinskienė visuomeninė ir mokslinė veikla jau beveik 20 metus prisideda prie lituanistinės pažangos ir stengiasi skatinti taisyklingos ir gražios lietuvių kalbos vartojimą. Laureatės atlikti lotyniškų Cicerono kalbų vertimai padėjo įtvirtinti lietuvių kalbos normomis pagrįstus antikinių terminų variantus lietuvių kalboje. Komisija atkreipia dėmesį, kad Audronė Kučinskienė neatlygintinai organizuoja klasikinės filologijos studentų tiriamasias pažintines ekspedicijas po antikines archeologinės vietovės, antikos žinių konkursą moksleiviams. Tai buvo netikėtum, na kaip. Aš žinojau, kad kolegos teikia mano kandidatūrą. Didesnis netikėtumas buvo, kai kolegos pasakė, kad teikia mano kandidatūrą, man niekada nebūtų atėję į galvą iš tiesų tokia galimybė. Ir manau, kad apskritai tai nėra įprasta, kai ne lituanistas, bet klasikinės filologijos žmogus gauna tokį apdovanojimą. Aš pati esu baigusi lituanistinės studijas, bet vis dėlto laikau save klasikinių studijų žmogumi. Taigi tai yra tuo maloniau. Aš tai priimu kaip savo visų kolegų, vertėjų darbo įvertinimą. Aš visada tiek mokydama lotynų kalbos, tiek mokydama vertimo visada pabrėžiu, kad vertimas susideda iš 3 dalių.
Viena vertus reikia mokėti tą kalbą, iš kurios tu verti, svetimą kalbą. Bet nemažiau svarbu yra mokėti lietuviškai. Ir patikėkit manim, dažnai šita dalis būna niekiek nelengvesnė. Pasakyti, kad suskambėtų lietuviškai, būti atidžiam žodžiui, būti atidžiam stiliui, sintaksai, bet kokiam vardui, terminui. Ir trečias dalykas, idealiu atveju, reikia išmanyti tai, ką tu verti. Šiais metais kalbos premija skiriama ir lituanistinių mokyklų asociacijai, vienijančiai apie 80 lituanistinių mokyklų visuose žemynuose, nuo Šiaurės ir Pietų Amerikos iki Australijos ir Europos. Šiuose mokyklose dirba per 400 mokytojų, mokosi apie 3,5 tūkstančio mokinių. Suvokdami svarbą to, ką mes darome kiekvieną savaitgalį savo mokyklose, negalėjome nesugalvoti tokios asociacijos ir neįkurti. Tad iš tikrųjų tokią simbolinę dieną šiandien taip pat kreipdamas į jūs, mokytojai kartais ir mokytojai ir tėvai ir labai dažnai girdime, kad į mus kreipiasi kaip vadinamus šiuolaikiniais knygnešiais. Tai atrodo, kad yra mumise kažkoks tai keistas genas, kuris nesvarbu, kur mes išvykstume, nesvarbu, kur mes gyventumėm, nesvarbu, ką mes dirbtumėme, nuo pirmadienio iki penktadienio, jisai neleidžia mums ramiai gyventi ir tie savaitgaliai vis tiek yra skiriami tai veiklai, kuri yra širdžiai miela ir kuri iš tikrųjų ištikrina lietuvių kalbos gyvastį ir gyvavimą visame pasaulyje. Savanoriškais pagrindais veikianti asociacija komisijos nuomonė yra svarbi lituanistinio švietimo judėjimo dalis, siekianti stiprinti lituanistinių mokyklų veiklą, ugdymo kokybę. Mūsų valstybingumo pamatą vieną iš pagrindinių ir sudaro lietuvių kalba. Ir Felicijos Bortkevičienės premija, kurią komisija kiekvienais metais skiria, mes labai atidžiai svarstom, kas nusipelnė iš daugiau tokių visuomenininkų, ne tie, kurie galbūt ir privalo tą daryti pagal savo funkcijas, bet žmonių, kurie neatlygintinai prisideda prie lietuvių kalbos puoselėjimo. Palinkėčiau niekada neprarasti kalbos, kad nebereikėtų jos atgauti ir neprarasti dabar besinaudojant skaitmeniniam technologijom, kompiuteriais, dirbtiniais vertimais, telefonais, neprarasti to gyvo žodžio ir gyvo kalbos pajautimo. Kalbos premija laureatams tradiciškai bus įteikta Valdovų rūmuose gruodžio pradžioje vyksiančiame kalbos vakare. Seime vyko demokratijos žinių konkurso finalas, jau tradiciniu tampančiu kasmetiniu Seimo kanceliarijos renginiu, siekiama paskatinti visus aktyviau domėtis Lietuvos ir pasaulio politiniu gyvenimu, įgyti daugiau žinių apie įstatymų leidžiamosios institucijos veiklą ir sprendimų priėmimo procesą, demokratijos pagrindus, valstybės ir parlamentarizmo istoriją. Į finalą renkasi beveik 70 moksleivių, jie geriausiai pasirodė pirmajame konkurso etape. Iš viso atrankoje dalyvavo 8,5 tūkstančio. Domiuosi politiką, todėl įdomu sužinoti, kaip vyksta tikri procesai Seime ir pagilinti žinias. Pirmą kartą pabandysiu, kaip pabūti Seimo nariu, pažiūrės, kaip ten dirba komitetai, frakcijos, kaip priimami sprendimai. Tai kokia nuotaika šiandien? Labai bijau. Bet kodėl? Pirmas kartas ir labai bijau kalbėti. Yra pilietiški. Dalyvius drąsina konkursą globojanti Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen, kviečianti moksleivius toliau tobulėti kaip asmenybėms ir laisviems piliečiams. Juk kuria ir puoselėja demokratiją, įsilavinę, kritiškai mąstantys ir pilietiški žmonės. Finalo nugalėtojus ir dalyvius apdovanojusi Seimo pirmininko pavaduotoja Radvilė Morkūnaitė Mikulėnienė pabrėžia tokių konkursų reikšmę. Jūsų kelias į politiką irgi galbūt prasidėjo nuo mokyklos? Nuo mokyklos, nuo jaunimo organizacijų, aišku, ir šeima buvo aktyvi ir sekdavom visą laiką žinias ir naujienas televizijos ekranuose, tai man atrodo, kad tai pirmiausia padeda pagrindą ir jeigu tu domiesi, tada įsitrauki, tada galbūt ir tokie konkursai yra įdomu, kur tu gali patikrinti ir savo žinias ir padiskutuoti su savo bendramžiais, o ir su Seimo nariais, kaip girdim.
Nuolat augantį, o šiemet 3 kartus pagal dalyvių skaičių, jeigu lygintume su pačiu pirmuoju išaugusį demokratijos žinių konkursą, 3 metus organizuoja Seimo kanceliarija. Politiko gyvenime be jokios abejonės visų pirma reikia žinių, demokratijos žinių. Antra, sakyčiau, labai svarbu ir įdėti darbo, be jokios abejonės, pasigilinti, įdėti darbo, įsiklausyti vieniems į kitus ir, žinoma, ieškoti bendrų sutarimų. Čia galime sutikti, pamatyti tiek daug žingeidaus ir įsitraukusio į valstybės gyvenimą jaunimo. Tai tas mus džiugina, nes šįmet sulaukėme praktiškai 2x daugiau dalyvių. Taigi mus dirbančius čia Seimo rūmuose tai ypatingai džiugina. Finalo dalyviai kovą dėl geriausiųjų vardo pradėję nuo testo kovo 11-osios akto salėje savo įgimtus ir išsiugdytus talentus, žinias gali parodyti frakcijose, komitetuose ir žinoma Seimo simuliacinėme posėdyje. Labai paliko gerą įspūdį mokinių drąsa, noras pasisakyti, noras dalyvauti, įsitraukti. Tai tikrai labai ir nustebino ir džiugina, kad ir iš anksčiau pasidomėję to politiniu gyvenimu, pasidomėję procedūromis ir kaip tie priimami sprendimai. Vakare paaiškėja, kam šiais metais sekėsi geriausiai. Finalo nugalėtojas Rokas Andriušis iš Kauno Jono Jablonskio gimnazijos. Jam įteikiamas nešiojamasis kompiuteris. Aišku, pirmiausia, tai yra džiaugsmas, nuoširdus džiaugsmas, kad visa ši šventė vyksta, kad mes turime galimybę dalyvauti tikroje demokratijoje. Ir aš džiaugiuosi, kad galėjau šioje demokratijos šventėje laimėti. Konkurse 2 vietą užėmė Vilniaus Žemynos gimnazijos moksleivis Saulius Norvydas, 3 Kauno Varpo gimnazijos atstovas Ignas Armalis. Jie pelnė atitinkamai išmanųjį telefoną ir planšetę. 4-14 vietas finale užėmusieji vyks į Briuselį ir apsilankys NATO būstinėje. Sakoma, kad svarbiau yra apgalvotai veikti, negu protingai mąstyti. Šią Cicerono mintimi atsisveikiname iki kitos savaitės. Sudiev.